Taigi, sveiki visi, su jumis ir vėl aš Tautas ir šiandien parodysiu 3 triukus ir 2 iš jų atskleisiu. Kaip sakiau, kelsiu video iki birželio 1, tai yra iki vasaros. Ir štai jisai, taigi pirmas triukas. Aš turiu 1 lito monetą. Štai 1 lito monetą. Ir, žodžiu, aš permesiu ją į kitą ranką. Ir štai. Ir jinai atsirado kitą ranką. Taigi, šitam triukui reikės lipnios juostos, aišku. Ir užkliuokite ant čionais ir tiesiog ją susukite, kiek tenais atsikirpite. Ir, aišku, jinai turėtų jums laikyti. Tai tiesiog jinai lieka. Štai. Taigi, antras triukas būtų štai su 4 tokiom monetom. Šitą triuką taip pat atskleisiu. Pasidėkime abidvi jas į delną. Oi, ops. Vieną pasidėkime. Štai čionais yra 3 monetos, atsirado čionais viena, taigi čionais jokių lipnių juostelių nėra. Taigi, šitas triukas tiesiog susidėliokite ten monetas ir tiesiog pasidėkite vieną į vieną ranką, šitą pasidėkite į kitą ranką, pasidėkite jas taip čionais, taip va. Kitą taip pat pasidėkite čionais. Ir šitą tiesiog taip. Kad čionais būtų 2 ir taip, kaip sakoma, taip tiesiog. Ir kad atrodytų, kad iš tos rankos iš tikrųjų įskrenta po vieną čionais ir čionais atrodo, kad laikote dar vieną monetą. Tik atrodo, vieną įdedate atgal, o čionais iš tikrųjų lieka tik tais viena ir kitą įdedate ten, kur yra 2 monetos. Kažką padarėte. Štai. Ir štai, batas yra atrištas, tai yra trečias triukas, kurio aš neatskleisiu. Štai, ir taigi. Štai, batas užsirišo. Taigi, tikiuosi jums patiko mano 9 video, 10 net neįsivaizduoju, kada įkelsiu. Šią vasarą pasistengsiu įkelti. Jeigu tik liks laiko, nes aš abejoju, tik tiesiog sėdėsiu, nes iš tikrųjų noriu irgi per vasarą atsipūsti. Šiek tiek noriu jau nuo to mokslo. Taigi, tai nežinau, kada pasimatysime. Taigi, laikinkit, komentuokite, dalinkitės ir prenumeruokite. Tai, see ya.